Anoj. Noi, yeah. Tai šiandien mes lankomės Palongiai ir susipažinsime su Tomu Šaltmariu. Thompsons jį vadina draugai ir jis pats taip dažnai prisistato. Bent jau atsiliepų šaukiams. Taip. Į šitą žmogų netelpa vienas joks apibūdinimas nei profesinė, nei veiklų prasme. Tomas sakė, buvęs ir taksistų, ir slaugų, ir istorijų pasakotojų, ir šefų, ir statybininkų, ir taksistų, ir turbūt N+K veiklų ir profesijų, kaip sakoma, 9 matai 10 badas. Tai šiandien apie viską mes ir pakalbėsim. Pabandom. Tai kviečiu užeiti. Tai Tomai, šiek tiek apie tave. Nuo pat pradžių. Esi kilęs iš Telšių. Ne iš Palangos. Kada atsidūrė čia Palangoje ir kaip atsimeni savo vaikystę? Jo, tikrai esu ne grinakraujas palangiškis, esu gimęs Telšių gimdymo namus, tai jau bet kokiu atveju negalėčiau pretenduoti tikrą palangiškį. Bet kai čia jau gyvenu dabar 26 metus, tai jau netgi kai katrėjai vėliau atsikėlėm Palungiškę, mun pradėjo vietinių laikyti. Žodžiu, aš šiek tiek apgaulį įsivyravo ir ne vis bežena, kad aš telšiškis. Tai vat, jeigu nebūtumėt pasakius, būtumėm čia praslydint, kaip su sen Palungiškiu. Jo, į Palangą atsiradau 2000, tai prieš 26 metus atsiradau Palango, apsigyvenau netoli oro uostą, pasistačiau bakiužę šiokį tokį ir gyvenu ten pušėdėjimą, o kaip jau minėjau, gimiau Telšių gimdymo namus. Nu, kokį savį gali prisiminti? Prisiminti, kaip ir visus vaikus. Ar padykęs vaikas buvai? Ne, turbūt. Nu, pradžio gal buvau ir nieko, bet jeigu sugėdau. Tikrai nebuvo džiaugsmas tėvams. Nenorėčiau tokių vaikų turėti. Pats, koks aš buvau. Bet čia nieko nepakeis, ta prasme, koks buvo, toks buvo. Tai bet aš girdėjau, knygų daug skaitėjai, visi dabar tėvai šiai dienai norėtų, kad vaikai tiek knygų skaitytų. Kaip tos knygos atsirado tavo gyvenime? Nu, kadangi numa buvau pelnį prikišti tų knygų, tai kartas, kai laukia lydavo, ar draugų nebūdavo, pasimdavo vien kietą ir pradėjai patiekti. Jo, šiaip smagus dalyks ir tikrai daug buvo literatūros namus prinešta. Ir, nu, tikrai, turbūt net aktyviausias laikotarpis, galiu pasakyti, turbūt nuo 14 iki 18 turbūt perskaičiau didžiausią savo dalį gyvenimo knygų, katros kiek ten tikrai nebuvo skirtas paaugliams, bet, nu, tiesiog tuo momentu ir jie visko. Tai nesirinkdavai daug žanro, ne? Tai ir nuotykių knygos, ir gal kokios enciklopedijos, kas buvo mėgstamiausias tavo žanras? Ne, tai buvo faktas, kad buvo ir tai nuotykių kažkiek romaną ten visai įdomus, bet jau buvo visko, ir buvo ir sunkių knygų. Tų pačių ir kažkokių ten disidentinių tokių reikalų, kur tas laikas irgi pas manis namus netrūkdavo, skaitydavo, ten, ta prasme, aš kažkad perskaičiau tik tą laiks dar būdams apie Rainių tragediją, ten, kur ten mokyklo net prasižiūrėti negalėjau apie tokius dalykus, bet aš tom puikiausiai žinojau ir manis tai visiškai nestebėt. Nu, tai kažką paveikti paskui turbūt ateityje gyvenim tokiai dalyką. Tai pirmas žingsnis buvo iškeliavai iki Palangos, persikraustai gyventi vėliau į Ameriką. Kaip ten atsidūrai? Kokia buvo ta istorija iškeliauti į Ameriką? Ne, tuo metu atrodė ten žolė žalesnė, ar gyvenimas privertė? Ne, biškai pataisysiu. Po pirmą į Ameriką išvažiavau. Iš Telšių teisę. Kadangi baigęs mokyklą, nusprendžiau, kad dabar ir madinga palūkėti vienus metus. Pagalvoti, ko noriu būti užaugęs, tai triniaus po Telšius, niekada dorą neveikiau. Pradėjau dar ir antrus 30 metus ir paskiau kažkas pasiūlė reikalą, kad galite nusipirkti vizą. Ir tiep 94 metas teisė iš Telšių į Čikagą. Bamt ir, nu, toks buvo jau. Per pelkį perskridom ir jau kits pasaulis. Per pelkį. Ar buvo kultūrinis šokas apskritai, tais laikais, kelinti tai buvo? 94, tai 1994 metai, jo. Kokia Lietuva buvo tuo metu ir kokia Amerika, kas buvo tie, tokie, nežinau, kultūrinio šoko dalykai? Ne, kultūrinis šoks, tai be abejo, kad buvo jau vien miesto dydis, tai nustelbt, nusileidži Čikago, pamatai tiek įvairias spalvių žmonių. Tu nebesupranti, kaip čia gali būti, tu pamatai, koks šį dydis to miestą. Jo, ir tada tu supranti, kad, sakykime, ten gyvena Telšius, ten
katram ir 30 000 žmonių, bet tu ten visų nematai, sakykime, ten kažkoks draugų rats. Ir čia tiesiog pamatai, kad tas miestas nesibaig, tesas, ten dangoraižiai, viski dalyką. Nu, tuo momentu aš apart užsientis, man buvo matyti tik tą Latviją, nu ir ten Rusijos dalis, bet nu, čia ką tikrai padarė įspūdį. O dar kalba kita? Tai kalba jo, kadangi mokyklo mokinaus vokiečių, tai buvo išvesa toks labai greitai prieš savaitę, prieš išvažiuojant pavarčiau žodinėlį ir buvau nusprendęs, kad visai neblogai nasmo. Tai teko nusivėlti, kad tą savaitę nepadėjai. Teko paskiau rimčiau pastudijuoti. Tai ten Amerika privertė išmokti ir kalbą, ne, ir prisitaikyti prie kultūros. Ar taip įsivaizdavai Ameriką, kai ten nuskridai? Nu vis tiek, ar filmus žiūrėdavai apie Ameriką, vis tiek kažkokį įsivaizdavimą turėjai? Ne, tikrai ne taip, nu, kadangi, nu, turbūt ir filmą, ir knygas kažkaip privertai kitiems šiek tiek pakreipti tavo mintis ir tau netrodo, kad ten reikės tiesiog išgyventi, ten turėsi dirbti, tu negalvoja, kad ten bus kainaus teik, reikės už visko mokėtis ir čia ne pas mamas, ne pas tėtis, nu, dabar čia kažkur nepasėdėsi. Nu, ten tiesiog turi dirbti ir jo, ta Amerika šiek tiek aplaužė ragus, nes, sakykime, išvažiavau iš Telšių toks labai mondras ir tos mundrystės pasibaigė, nu, tom patį minuotį pasibaigė mundrystės. Ar draugiška Amerika buvo tau? Jo, man tai tikrai draugiška, aš kažkaip net nustebau, kad žmonės suntiek paslaugus ir tam kitataučiom, katras nesuprantos kalbos, pasiklyst, nežien kelią, nu, aibės dalykų. Ten stengas tau paaiškinti, ten, nu, kažkas išvėsa, ten dėl tavis pauko pusvalandį, kad ten tau paaiškinti, kaip ten kažkur nuvažiuoti, ar ten nuvedi kažkokį ten, nu, sakykime, kokiam ten ofis pasiklysti, ten tau visišką padėt suruoda. Jo, labai daug gerų žmonių tokių, kad reiton daro nuoširdžiai. Mes kažkaip įpratėm galvoti, kad amerikietiška šypsena nedirbtina. Gal ir dirbtina, bet dušio, ta prasme, tai tikra žmonės, nu, ta prasme, jie užsidėjo toj kaukį, bet ir be to šypsens, iš tikrųjų, tai ir labai draugiškų žmonių šalis. O, sako, išvažiavus į užsienį gyvenant kažkur tai emigracijoje, žmogus dažnai pradeda galvoti ir apie gyvenimo prasmę, ir apie savo, nežinau, namus, tapatybę. Ar aplankydavo dažnai tokios mintis ir apie Lietuvą, apie save kaip lietuvį, kaip žemaitį? Jo, sakyčiau, pataikė tai 10-oką, kadangi Lietuvo kažkaip gyvendams visiškai kažkaip man ta Lietuva netrodė čia tiek svarbi, o ten nuvažiavus kažką pradėjo suprasti, kad ta saujėlį tų mūsų žmonių, ypač kai pamata, kad ten Ameriko kiek anei nuveikianti žmonės, kiek aniko padarė, ten, sakykime, kas bažnyčių pristatė, kas dar ko, nu ir apskrita ten. Pamenu tokį istoriją, kad aš, pavyzdžiui, nežinojau ten lietuvių tenisininką, katras buvo mėris tad neseniai ir Čekoslovaks toks man išaiškint, kaip tu gali nežinoti to tenisininką, ta prasme, kažką pradėti suprasti, kad wow, kiek žmonių pasirodo ir padarė įtaką ir kitiems. Jo, ir ten pradėt mąstyti, jo, tikrai, ir gal net ir muzika kažkoks, ten Kernaiks pradėjo geriau skambėti, jo, tikrai. Jautriau, ne? Jo. Ir žodžius susiklausai. Jo, tos vyšnis iš tikrųjų pradėjo ten skambėti visišką kitį, apsuvalkijo. O save laikai žemaičiu. Apie žemaičius galima rasti įvairiausių epitetų ir iš pažįstamų draugų klausiau, sakau, koksgi tas žemaitis. Nu, tai tokie sukrito epitetai, kad sako, užsispyręs, užsidaręs, atkaklus, ištvermingas, emociškai labai stiprus, su charakteriu, su humoras, su šiokia tokia ironija. Tai koks tas žemaitis yra, ar kažkokias iš tų savybių galėtum priskirti bendrai žemaičiams ir savo? Aš savęs net nelaikau žemaičių. Ta prasme, aš tiesiog esu žemaitis. Čia nieko negali pakeisti, laikyk nelaikys. Tos savybės, nu jo, nors ten kartas ir manau, kad kitas ten perdėtas, nes reikia kažką sugalvoti ten, tipo, toks. Nežinau, aš Amerikoje Meksikos pamačiau, labai panašus irgi kaip žemaičius, irgi ten nepuls tau iš karto ten dušis netvers, bet kaip tu sonau susipažįsti, jo, pasirodo, kad irgi ten labai, sakyčiau, panašus į mums.
Nu ir, nežinau, aš kažką apie žemaičius esu radęs gal tokį variantą, kad, sakykime, kad mes esam taupus arba skupus ant žodžių. Nu, ta prasme, vėl tau burnos neaušini. Pasakė vienas ir maždaug to ar būtų aišku. Jie, noj. Jo, tai mes kažkokio to veitų. Ne, ko jūs išvardėjo, tink. Bet, nu, manau, kad ir ne kažnam žmogau turbūt. Nu, nes pasaulis marks. Mes žemaičiai irgi įsilieję net ton margumyną. Klausimas toksai, ar tu labiau trauki nuotykius, ar nuotykiai kažkaip tai tėvai įtraukia, ar tu esi labiau nuotykių stebėtojas? Stebint tavo, skaitant istorijas ir tavo svetainiai tame bloge arba knygoje, ne, tai atrodo, kad gyveni nuolatiniam nuotykių sukūrį. Ne, ir dar ir gyvenimas, bet tų nuotykių paprastas, kad eini miegoti, atsikeli. Ar aš traukiu nuotykius? Nu, aš bent nebėgu, sakykime. Jeigu matau, kad kažkas gali būti linksma, tai, nu, kodėl ne, tai kažkaip tai pasiduodi. Pasiduodi, tai į tom posį, jo, pasileidi, ką bus, tie bus. Tai gal tiep, o kad tiep nutink, nu, tai nežinau. Neturėčiau paaiškinimų, kodėl pas žmonės ten dažnai nutink keistų dalykų. Bet kūryba tau nesvetima ir mes, aišku, esam tokioje vietoje, kur kūryba turbūt vyksta, nu, gal ne kiekvieną dieną, bet gana dažnai. Kaip tas maistas dabar tavo gyvenime atsirado? Ar čia buvo hobis, ar tai yra tiesiog darbas, ar per tą hobį ir Polongė atėjo, tai šiek tiek apie tai. Tai gali sakyti, kad hobis, turbūt, kad hobis. Įvardinčiau tom, kaip hobių, tai dar nuo gilios vaikystės. Mėgdavau iš kaimynų prisivokti pupų, išsiverti ant laužą ir tad supratau, kad čia ir nesveikas, skanus daiktas. Paskiau jau kai alų pradėjau gerti, supratau, kad tos popas solumi ir dar skanesnis. Tai jo, iš tikrųjų kažko dariau nuo vaikystės su maistu, o paskui išvažiavus į Ameriką, tai jo, irgi, nustebino. Atsivėrė visai kitas pasaulis. Jo, atsivėrė visai kitas pasaulis ir ten toks taksis jūra man pavežioja po tokius keistus Čikagos restoranus. Ten per savaitę turbūt pravalgiau, kokius ten, nežinau. Tai jeigu 7 dienas dirbam, tai 7 dienas skirtingus restoranus, skirtingų šalių restoranus. Tai man tiesiog nurojus stogą, aš negalėjau patikėti, kad jie galvoju, kas mums buvo tam sovietiniam pasaulyje. Koks gyvenimas buvo iki to, netikėmės spalvų. Kodėl mes tiek nieko nežinojom, apart ten vegetas ir kažkokių pomidorų pastą, Nebūdavo to blogo skonio, kurio nepataisytų šiek tiek vegetas ir kečupo. Jo, tai va ten to davė didelį supratimą, iš tikrųjų, tas vaikščiams po tautų restoranus įvairių, tai tikrai davė didelį supratimą ir paskiau kažkaip savo kūrybą vis bandydavo prisiminti, kažkur skaniai valgiau, o kaip tom padaryti. Ir kažkoks tai bendras supratimas yra. Tai nebesinorėjo grįžti į tą pilką gyvenimą, ne? Jo, norėjos maistą ir spalvingą maistą. Man kažkaip patinka tas spalvingas maistas, nes galiu bet kokios košės pabarstyti kažko, kad ta košė būtų biški linksmesnė. Gal ir ten tam vaikau, kad ramdosi, bus biški smagiau tom košę valgyti. Bet ar turėjimas maitinimo įstaigos, ar jisai nenužudo to hobio, nes būna, sako, žmonės dažnai, kiek esi kalbėjusi, į tą horikos verslą, į maitinimą, ne į gyventojų aptarnavimą, ne, nakvynės verslą, jie ateina iš tos romantiškos pusės, ne, kaip faina, mėgstu gaminti, valgyti, tai gal man reikėtų restoraną atidaryti, arba patinka priimti svečius, tai dabar pasidarysiu svečių namus. Ar nesugadina to hobio ir tų spalvų tiesiog darbas gaminti tą patį? Pavojus didelis, žiauriai didelis, kad ir sugadins, ir šiek tiek gadina, bet iš paskutinių banda kažką išlaikyti, to vis tiek neleidi visišką. Ir, turbūt ir, nėra čia pas mums labai didelį ta užeiga, jeigu čia mes konvejerės kažkon darytumėm, gal iš vis būtų bloga, bet dabar čia ta vieta Polongė nėra didelį ir kažką ir čia ton turėjom kažkokį pastovų meniu, bet on maisterį keitam ir kažkoks pastovus džiazas vyksta virtuvėje ir labai nemėgstu ten tų tikslių kalkuliacijų ten su gramas, čia tiep, nes, kitą dieną gali būti, kad atėjęs kitos nuotaiks į tai gramą nepagelbės, kaip tik reikės gelbėti iš situacijos.
Jo, bet pavojus didelis, kad nužudys, bet tai vat ir banda dar gyvenėm kokias kitas velnės užsiimti, kad paskui vėl pasielgtum ir parėtum į virtuvę ir pailsėtum. Kalbant apie Palongę, ką galėtum pasakyti, kuo yra ypatinga šita vieta? Ar patiekalais, galbūt yra, kas nėra lankėsi, kažkokia tai speciali virtuvė, ar renginių prasme? Ką čia galima rasti? Taip, Palongė atsirado toks, kaip iš tikrųjų vasarinis projektas, kino teatri Naglis, išsinuomojom patalpas ir tiesiog gal, ir atsidarius langėlį buvo tokia Palongė. Tai kaip ir ta Palongė jau sufleravo pavadinimą, iš tikrųjų, kas šita Palongė bus, kad duosiam maistą per langėlį, Palongės padėsiam ir, žodžiu, dar čia Palonga, aišku, vis tie su suvedimą, čia dabar kas kaip nortas tiep išvartom pavadinimą. O maistas pas mumis tai gyvenant Amerikoje, belia kiek Meksika man padarė įtakas, Meksų įvairūs restoraną, bet ne tai brongi restoraną, bet tokie užkabarė, kur po darbo suvažiuojam Hebrą suvalgyti buritas, ten kažko dar, ten kažkas kokį humusą. Tai turbūt, kad kažkas iš ten ir pasiimta ir pas mumis šitą Palongę, turbūt vienas iš tokių, kur mumis čia žena nuo senų laikų. Tai yra buritas, jo, aš sakau, buritas tokis, sakykime, kaip Čikago Meksika, sakau, biškai ten idėjai savo mundrybį ten prisigalvojus. Paskui, nežinau, ramens toksai ir pas mūsų, kur, tikrai žmonės atvažiuojant iš įvairių miestų, per žėjimą, pasielgs, iš Vilniaus turistų atvažiuojant, jau lauk, kad atvažiuosiu į Palongę ramen pavalgyti. Jo, darau humusą, į kadron tikrą įdėd meilis, irgi ten esu biškai nusižiūrėjęs, palestiniečių, ten šiokių tokių mundrybių. Irgi nenoriu, kad humusas būtum liūdnas, ten dedu mango į ton humusą, dar kažko, ir ten jau su kaunom pateikį. Tai aš kažkaip sakyčiau, kad gal ten humusas, buritas ir ramens tokiai, kaip mūsų trys banginė. O šiaip, tokio vieto torskumbėti kažkokį tai muziką, tokį, kad netrukdytom, bet, kaip sakant, pridėtom poskoniaus prie to maistą. Ir šiaip Palongė bandom, mes čia esam rajone tokiam, kur čia, Babė, ne Basanavičiaus gatvė, tai iki mūsų turi ateiti, jeigu eini peškom, jeigu sumašint, tai gerai, mes turėjome aikštelį. Tai ir Basanavičiaus gatvė, tai lengva būti ten ir populiarių, ir visokių, žinai, o čia rajone, reik padirbėti, kad pritraukti tų žmonių ir kad kažkas ateitom. Tai čia darom ir renginių, darom ir paskaitas įvairius vyksta, ir knygų pristatymą būn. Tai formuojasi šiek tiek tokia bendruomenė aplink šitą vietą, žmonės, kurie ateina ne tik tais pavalgyti, bet ir pasikultūrinti, padžiazuoti. Jo, mes čia pakeitėm, gal sakyti, stiprią bendruomenę, prieš tai rinkos biškį kitokį bendruomenę. Dabar pakeitėm į dar kitokį bendruomenį, jo, tai seniau literatą daugiau visiškai rinkdavos, dabar biškį kitokį Hebrą. Jo, tikrai, bandom pakeisti on vietą ir kažkaip, man pačiam pažiūrėjau yra kažkaip, nesinor kažkur, ta prasme, Palangų, nebūtina eiti kažkur, tai ar kavos atsigerti, ar ko, nebūtina eiti Basanavičiaus gatvę. Kažkaip visai smagiau, kad ir kažkur ten pakeliau kažko narondyti. Aš manau, kad tokių, ta prasme, ko įvairesnių vietų ir įvairesnios vietos čia tik į naudą. Ir Palanga, ir žmonėms aplinkiniams. Kažkaip tiek. Kas tau yra geras maistas? Ko reikia tam geram patiekalui? Ar jam reikia prabangios aplinkos, ar labai kokybiškų, ekologiškų ingredientų, ar, kaip tu kalbi, šiek tiek padžiazuoti ir meilės pridėti? Ne, geras maistas, ta prasme, tai turėtum būti tiesiog normalus kokybiškas produktas ir, svarbiausia, nesugadinti. Svarbiausia yra, nesugadinti, jeigu tai, sakykime, kažkokį tai mėsą ar dar kažkas, kada nebūtum perkepti, nebūtum kažko perdėti. Ir ten, ta prasme, mes turėjom labai daug, elementarių, mes turėjom ten druską ir pipirą, jau ir stebuklas visiškas, jau su tas dviejas daiktas gali daugam pridaryti. Ten nereik turbūt persistengti, jeigu daržovis irgi, ta prasme. Nesakau, kad gali ir pamondravoti kažko, bet labai dažnai tos mundrybės užsibaigia kažkokiu tai keistų nesuprantam dalykų. Aš manau, kad tiesiog kokybiškas produktas, nesugadins produktas, įdėts gražiai lėkšt, tvarkinga. Jeigu aplinka, nedraska akių aplinkau kažkas, muzika ne per garsiai rėkti, aš manau, kad kažkaip taip. Iš tikrųjų, kompasą ir bandau daryti. Kas čia aplinka tokį ir vyksta. Kombinacijos reikia. Reikia kažko pridėti dar, kad.
Kaip manai apskritai Lietuvoje, lyginant, tarkim, su pasauliu, su Europą, su Amerika, ar mes turime jau tą restorano kultūrą, ne ką pats pastebi tiek restorano versle, tiek kultūroje, ar yra kažkokių taisytinų dalykų, ar ta kultūra dabar dar besiformuojanti, ką reikėtų pakeisti, kad situacija keistusi, jeigu ją reikia keisti. Mes turim, manau, jau, kas liet maistą gamybą, manau, kad mes labai jau turim, nu, kaip šį pasakyti, gerą lygiaus kokybiškų restoranų, užeigų, įvairiausių vietų. Liūdniausias, nu, jeigu lyginant, galiu išvažiuoti kažkur kitur ir pažiūrėti, kad liūdniausias dalykas turbūt yra, kad labai sunku ir daug gerų vietų ir sunku įsilaikyti. Nu, nepaslaptis, patys matom. Pabuvau, atrodo, žėje visai gerą vietą ir bats neišsilaikė kažkas. Tai tuo vieto turbūt, jeigu mes jau... Aš manau, kad tuo vieto dar yra labai didelis tas dalykas, kad dar iš to sovietmečiaus stebėsytės, kad eiti į barus ir restoranus, nu, nėra toks įprastas dalykas. Ta prasme, mes tik dabar čia ir dar tik tą grūdą, kada jau biškai pasikeitė kartą ir jau žmonės pradėjo eiti ten. Kažko ten pasėdėti, pašnekėti. Tai... Įpročio nebuvo. Jo, įpročiaus nebuvo. Jo, čia buvo laidotuvės, vestuvės, dar kažkas. Gimtadienis. Jo, gimtadienis kažkur išeiti. Jo. Tai va, to trūks. To trūks, kad išeiti tiesiog į barą, apšnekėti kažko. Nu, tai kartas žoda ton verslą, nes tu gali ten ruoštis, tvarkytis ir pastais nieks netien. Nu ir galiam, neslėpkiam to dalyką, gali palyginti tiesiog PVM su Europos, sumėti PVM ir tu matai, kad... Nu, mokesčių našta nemažai. Jo, tas daiktas, nu, tikrai smaugta ir, nu, tai va, ir tada vartas galvoji, kapčiai, tai va, trumpini visokius darbo valandas, banda kažką išgyventi. Nu. Pats kartas dirbi 12 valandų, karts ar 14 ir nieko tokio. Nu, betgi savos verslas, ne kągi jūs čia valgyti darote, savo malonumui. Ar pastebi, kad žmonės, nežinau, moka mėgautis maistu, vis tiek esi toksai stebėtojas žmonių, ar vis dėlto lietuviai eina į restoranus, kaip pasakyti, medžioja, ne, ir vartoja, eina į, iššovė kažkokia populiari vieta, nubėgo visi, pasidarė nuotraukas, susifotografavo ir vėl bėga naujų populiarių vietų ieškoti. Ar iš tikrųjų ateina žmonės, kurie mėgaujasi maistu, moka ir nori vakarieniauti 3 valandas, kalbėti, bendrauti? Yra ir to, ko jūs paminėjot pradžio, bet nežinau, aš sakyčiau, čia kaip ir savipagersu ar kažką, nu, pas mums tikrai yra daug pastovių klientų, kad reikia tiesiog jau aten žena kongaus ir pasėdėti, pašnekėti, taip pat žmonės kartą susitink čia. Bet jo, to ir dalyka, kad, na, įveit atsidaro, bet čia iš kitos pas čia normal, čia žmogaus malsoms, aha, na, įveit, nu, kap nenuėjęs, tai aš irgi kažkur nuėjau pažiūrėti, nebūtina ten valgau, ten kartas. Kur Tomas valgo? Kur Tomas eina pietauti ir vakarieniauti? Nu, ne tiek, dažnai išėjau pietauti ir vakarieniauti, bet jo, išlendu. Šiaip man ir labai svarbu, aš kažką pradedu žiūrėti, dažnai įėjęs į naują vietą, žiūriu, kaip nebūt kesti jėlaus meniu. Man įdomi analus, kiek žmonės turi, nu, kiek restorantas turi įdomės, nelaus pasijėmis, ar visiškai sėdi su tas čia tradicinės, kas čia didžioji dalis. Tai va, jeigu, dažniausiai ir tiek, jeigu ir kokį įdomės nelaus, jeigu gro kažkokią muziką, nu, ne iš radijų, ten populiariausių stočių, tai galbūt, kad visai gerą maistą ten. Jo, ir šansų, kad ten ir su maistu viskas bus gerai. Tai ne, aš irgi aplankau ir tas naujas veitas ir visur, bet sakau, aš pagal to biškai, jeigu man pasidėti ilgiau, aš biškai žiūriu kaip. O čia toksai linksmesnis klausimas, jeigu būtum patiekalas, tai koks patiekalas būtum? Nu, čia reikėtum daug, kadangi tas irgi toks, kažką paskutinį laiką, tas gyvenims irgi toks spalvingas aplinkau daros, tai jo, būčiau braziliškas troškinys ir toks, kur dedas viskas ir kelių rūšių mėsą ir pipirą keli ir juodos pupelės, fejonada vadinas. Ir anon gali valgyti tiek su ryžės, nepatinka valga su kukurūzinės paplotelės.
spaudė citriną, spaudė apelsiną. Nu jo, kad nes nuobodžia būti kažko. Iš to pat patiekal gali pasidaryti. O kalbant apie Palongę, ar yra minčių, kuo dar norėtų būti užaugusi šita vieta, kokią viziją turi Palongiai? Jo, Palongė kaip ir kažką reikėtų. Šiaip tikrai gaunu dažną pasiūlymų, kad ir didesnis miestus, ir Vilnių, ir Kaunė esu gavęs pasiūlymą atidaryti, netgi Hebra pasiūlo, atsiunt kažkokį vietą, kad nuomojam, žiūrėk, apčitektumt jūs. Va, tai, ta prasme, nesakau, kad to neprižadu, bet manau, kad gali būti, kad atsirasiam kažkokiam tai kitą miestį ir galbūt netgi toks, kaip greitą maistą, kad buvo pirmas metas. Jo, Palongė, jo. Galbūt ir atsirasiam kažkokie miestum Palongės. Ok. Kalbant apskritai apie su tavimi, mane bendraujant, girdint tavo istorijas, tai atrodo iš tiesų labai spalvingas tas gyvenimas, ir jau gana senai pradėjai rašyti savo tas pastebėjimus, tas trumpas istorijas žemaitiškai, ir gavosi knyga Anoja, ir knyga pasirašė ir susidėjo iš tų pasakojimų. Pačios knygos, kaip po knygos, kaip tai daro rašytojai, tu pats nerašėjai. Ar gali papasakoti, kaip čia knyga atsirado? Jo, knyga ir netičiuks, čia visiškai draugų paragins pradėjau rašinėti istorijas, ten linksmas, katras ten karts pasakodavo prie laus. O kadangi draugą negalėdavau perpasakoti vien kitiems, tie pat žemaitišką, tai kažkaip surašiau į Facebooką, paskiau ten pradėjau rašyti tinklapį tokį. Ir ten visiškai atsitiktinai papuolė kitos knygos redakcija į rankas ir ten redakcijai pati perskaitė, ten patiems darbuotojams pasidarė linksma ir paskambino man ir pranešė, kad norim leisti knygą. Jo, tai čia buvau jau tada buvau tikrai nustebęs buvau, nes virtuvėje turėjau daug darbo ir čia su redaktoriu maždaug susirašinėdavau ir ten arba telefonu pasikeišęs popausim. Maišą katilą ir ten taramės, kaip vieną ar kitą žodį parašyti, suvienodinti, nes ten irgi biškai buvo, bėdos su ta žemaičių tarmė irgi ten, vienas į gali būti ten pačiam žodė, gali būti o kitas tik ta o gali būti. Ir ten net nelabai paaiškinti, ten tiesiog turi jausti, ten turi jausti, kaip tai. Tai jo, tai ta knyga taip ir atsirado ir kažkas skaito dabar žmonės ir kas visiškai nevarto žemaičių kalbos ir pasirodo perskaito. Skaičiau ir aš, nors nesu žemaitė, aš skaitau ir suprantu, kas parašyta. Labai įdomu ir iš tikrųjų visai kitokia patirtis, visai kitaip akis mato, atrodo kaip ir lietuvių kalba, bet tos raidės atrodo kaip raidės tos pačios. Bet šiek tiek reikia priprasti, pirmos tos istorijos pripratimai yra, o po to jau skaitasi šiek tiek greičiau. Man iš esmės tai yra labai gražu, iš tikrųjų, ir kad ateina dabar tas laikas, kada žmonės priima tą savo unikalumą, autentiškumą, kur anksčiau būdavo tos tarmės kaip ir tokios prastesnio tono ženklas, kad čia kaip kaimietis, nežemaičiuok, suvalkietiškai nekalbėk, nes tai, tokia, nežinau, žemesnės klasės ta kalba, tai tas, nežinau, kaip ta mintis buvo rašyti žemaitiškai, vis tiek tas atsirado dar turbūt gal dar iki to, kol tai buvo populiaru, galima taip sakyti. Jo, kad pas manis, ta prasme, ar kada bandai taisyti savo kalbą ir taisyklingai kalbėti? Jo, esu bandys ten keletą, ten, nežinau, gal metus esu bandys kalbėti, ten stengiausi, bet kažkaip supratau, kad, tai esu ne aš. Čia kaip kažkokį Santa Barbara klausyčiausi iš šono. Tai tiesiog ir nustojau ir tik aš kalbu tik tą bendrinį kalbą, jeigu matau, kad nesusišnėk su kokį banko darbuotoju ar dar kur jau ten, kur jau reikia tikslios informacijos. Vertimo, tai kažkaip taip, o šiaip tai man kažkaip visiškai, aš nežinau, aš neturėjau kompleksų, man net juokinga būdavo tie žmonės, kad irgi kompleksuodavo dėl to ir gal net būdavo smagu, kai atsik išvesti į tyrus vandenis, nes kažkad, kai dirbau tokio tarptautinio kompanijo Klaipėdo, tokiam restoranui tarptautiniam, tai po 2 savaičių paaiškėjo, kad pos darbuotojų ir iš aplinkinių kaimų aplink Klaipėdą. Tik visi užsimaskavę, taisyklingai kalba, ne? Ir tada vieni prieš kitus nustebo, o tai ir tu moki žemaitiškai, ir tu moki, tai kažkaip man tas visai pasidarė smagu, kad pasirodo, kiek nedaug terek
reikia tiesiog tik tą 2 savaitės intensyviai su jais aš nekėtėjus ir pasirodo žmonės atsidaro. Tai man tai kažkaip tai nebuvo, nežinau, dabar gal jau pradėjai darytis. Man tai buvo madinga, kad buvo nemadinga, tie pasakysiu. Originalus, kad būtum. Nu, ne, čia tiesiog kažkaip atrodyti, labai paprasta atrodyti kažkaip. Tu nevaidini prieš nieką, tu tiesiog tie apšnėk. Jeigu tu kalbėtum normaliai, va tada vaidintum prieš kažko. A čia kaip tik nieko nevaidinti, tipo, esi nuširdus ir prieš save. Nu, ne televizijos diktorius, tai kaip ir nėra privaloma, ne? Jo. Nebent regioniniai televizijai korenistai. Ir galėtum. Taip, šiaip, nežinau, galvoju, knygą rašant, ne, nu, kaip ir tos pačios istorijos, ne, vedant į blogą, ne, tas pačias istorijas į Facebooką, ar daug reikėjo cenzūros, kad tai nugultų į spausdintą popierių? Ar reikėjo daug tų istorijų cenzūruoti, atsirinkti, kaip jūs sugalvojat, kokia eilės tvarka, ar chronologiškai pagal laiką sudėti, ar pagal temas, ar miksuoti? Kokia buvo strategija? Cenzūra, savicenzūra buvo daugiau, aš kažkokios tokios griežtos cenzūros nepajutau, neiškau, savicenzūra buvo. Nu, gal ten artimiausi žmonės ten kartas pasakydavo, kad čia būtina tau keiksmas, čia stovėjo to reik, bet man kaip ir atrodydavo, kad čia biškis pastiprinti, papipirinti, kaip mums ir nemaiša. Tai gal tas žinojams, kad gal iš šeimos biški gal su velniu, irgi biški dadėjai, tai paskiau ten iš redakcijos, tai kažkaip labai daug nebuvo tos cenzūros. Neprašė kokių išimti istorijų? Ne, neprašė, ten ir gal keletą tokių keistų žodžių, kad tai dabar nebevartojam, bet jeigu tu žiūri, kad tai rašoma apie 90, nu negali nepavartoti tų žodžių. Kontekstualiai jie ten. Jo, nes tada ta istorija gausies kaip mels kažkoks, nu tai. O kaip sudėliojom istorijas, tai aš buvau visiškai pradžio sudėliojęs chronologiškai, absoliučiai. Pagal laiką, ne? Jo, pagal laiką, ten pradedant nuo vaikystės, bet tada ten redaktoriai kažkaip dar biškai man pamėti, numėti kietą variantą, aš pažiūrėjau, kad man tai tikrai teka, išėmėm kelis istorijas, katros, gal anos būtų čia kaip svetimkūnė, tokiai ten, bet aš vedu savo blogą, tau pač pavadėnim Anoj Anoj.lt. Jo, Anoj.lt. Tai va, ten ir tikrai dar tos kelios istorijas, kur nepapolį, dar tokių ir, kur dar vis atsiras. Ten ir tikrai istorija apie mano tokį draugą Palungiškį, čia seną, apie Katron labai daug sužinojau apie Palongą. Iš Katro daug sužinojau, tai va, ten ir istorija apie Anon, apie Amžinatelis jau Stasį. Tai va, o knygos istorijas, sakau, biškį redaktorių padėlioju ir ten pabaigo ir toks 2 pjesės, katros, kaip ir ten. Nesiriš, ten jau ne mon istorijas, ten ir sugalvotas istorijas. Tai mes ant ir padėjom pabaigo, kad ten nusiskaninimo. Tai va, kažkaip tai. O ar yra kokia istorija, kurią dažniausiai pasakoja draugų tarpe, galbūt įsimintiniausia ar labiausiai čili pipiriukų turinti? Tai čia gal priklauso irgi, ten priklauso turbūt kiek ilgai jau sėdi, kelintą valandą nakties, tai jo, turbūt, kas auditorija, ne, kurią reikia papasakoti. Kas auditorija, jo, ten ir ta tokia viena iš tų istorijų, dėl katros jis ir pradėjo raginti, kaip Amerikos ambasador reikėjo įrodyti savo rytų kovos menų žinias. Tai va, tai čia ta istorija jo, būna dažna, jeigu jau užsisėdam ilgėliau. O šiaip įvairių ir istorijų, tikrai, ir liūdna istorija mano galvo pušėdėina, kur mano ten meistriok su katras man padėjo namas statyti, kažkada man pasakoja, kad ten kaimins nedaug žydų, ten nušojo tik 36, kas man šokiravo, tiesiog šokiravo man tą istoriją. Tai va, tai priklauso irgi su kuo sėdi ir kam. Tai va, gali linksmą papasakoti istoriją, jeigu reikia kažko nukrokinti, gali ir liūdnesnį papasakoti. Čia kaip patiekalo, ne, paragavau ir ko trūksta, tą ir įdėsiu į pokalbį. Jo. Aš taip skaičiau tas istorijas ir aš galvoju, ar nekilo tau mintis jas įgarsinti. Visai aš galvoju, jas nieko kokiam Spotify susiklausytų, tokios trumpos kelių minučių istorijos, bet kad kalba kitaip suskambėtų ne tik to žmogaus, kuris skaito, ne, mintise, bet originaliai tavo balsą. Jo, keiščiausia, kamo nekėl tokios mintis, bet aplinkau daug kam kėl tokios mintis. Ir aš nežinau, kokias būdas. Sekantis projektas aiškus. Audio knygoms irgi kėlė. Tai iš tikrųjų aš jau įgarsinau. Tom knygą, audio knygų su manim susisiekti. Tai va,
žemaitiškai, kur reikia. Jo, ir aš suskaičiau, važiavau į Vilnių. Ir nežinau tiksliai ką, bet manau, kad labai greitų laikų audio knygos bus ta pati istorija mono balsu. Tai gal kaip ir sekantis projektas, aiškus, ne? Gal ir išgirsim kažkaip tai, ne? O šiaip prašymas tų istorijų ar gaminimas, galėtum tai vardinti, kad yra tavo savotiška meditacija? Jo, tikrai meditacijai. Maistą gaminėms tai vienareikšmiška ir meditacijai, ta prasme, aišku, kada tu gamin pat rytą iki vakar, tai ta meditacija kažkada rovėjai to dingst. Jo, tipo, biški pradeda nervuoti. Aš jiems irgi kažkoks toks yra grįžti, dažniausiai ir buvant, kad iš po fizinio sunkių darbų grįžti, tiesiog atsisėdi ir tu net nebepajunti, pirštą patys muštus klavišus ir paskiau tik to po kiek laiko žiūri, kiek ten klaidų pridarė, nes kažką tiesiog viskas lėjos. Bet turbūt neišleidi iš karto, ne? Turbūt leidi šiek tiek nusigulėti, ne? Kitom akim kitą dieną nepasižiūri ir įvertini tada, ar paleisti. Jo, tikrai. Ir buvo laiką, kad pradėdavo rašytas istorijas ir paskiau tiesiog ištrindavo dar tom pat vakar. Ir daug tie tęsijos kurį laiką. Paskiau nusprendžiau, kad neištrinti iš karto, palikti iki rytmečiaus. Tai palikdavau iki rytmečiaus. Bet ar savikritikas taip sudirbdavo? Čia savikritika kažkaip. Ar aštaresnės istorijos buvo? Ne, čia buvo tik savikritika ir gal ten kartas būdavo ir alaus būdavo atsidaręs ir galvoju, amba kažkaip čia aš končiau prirašiau. Tik tai nežinau, ar kitiems susiklausyti. Jo, o paskiau kažkaip nenutrindavo, paskiau ten šeimą biškį praskaitydavau, ten šio kitokį padarydavau, ten parodydavau, kodėl tu čia kableliaus nepadėjo. O čia tep, tai, ir tep kažką pabiškį ir pradėjau dėliuoti ten į viešumą. Tada laiko pradėjo atsirasti, žmonės pradėjo spausti laikų, supratau, kad kažkas skaito. Tai pabiškį kažkaip ir įsilingavau. O ar supranta dirbtinis intelektas žemaitiškai? Ne, ar įmanoma susikalbėti? Ne, su to velniu ir bėda. Ans man aiškint, kad uns suprant, bet uns labai dažnai man atsaka latvišką. Aš anam primenu, kad čia aš tas pats, aš nepasikeičiau. Čia aš, tipo. Jis supranta žemaitišką tą kalbą labiau kaip... Kaip latvišką. Uns aiškint, kad uns išmonės mokinas, tai aš dabar biškai pradėjau slėpti. Aš nenoriu, kad uns labai gerai išmokdau. Tai aš per vidurį kažkaip nesenau bendraujam. Jo, bet aš bandžiau net appsą tokį. Aš bandžiau appsą prasisiųsti. Kad tu diktuoji, aš galvojau, dirbu virtuvėje, pjaustau ten kažko. Jo, ir aš pradėjau diktuoti ir tada aš pradėjau žiūrėti, ko nors surašą, nevelniu. Tada aš pats nesuprantu. Jo, tada aš pats nesuprantu, ko ten prišnekėjau. O istorijos šiaip gimsta, ar daugiau iš tavo paties gyvenimo, ar tau patinka stebėti žmonės, klausyti paslapčia, ką jie kalba, įsijausti apie ką, koks kontekstas, kokia ten situacija vyksta, ar mėgsti taip pat interpretuoti iš šalies tas istorijas kurti? Ne, tai iš šalies irgi labai įdomu ir mes čia, sakau, Palungo turėjom prabangą, čia vis Lietuvą pas mums suvažiavom, aš kol apsiperku Lidlį, aš jau prisiklausau, prisižiūriu, realiai grįžti, jau čia porą anekdotų turi ten pažiūrėdams. Besiklausydams, besiprekindams. Jo, ir visokių šnektų, ir istorijų, ne? Jau nustatau, kokius gimdym namus statybininkas gėmis ir boltų vairuotos irgi iš ko atsiradęs. Tai tai įdomu. O savas istorijas vėlgi, tu tenans kažką išgyvena ir kažką lengviau užrašyti. Bet yra labai daug tokių svetimų, kur kažko ten šiek tiek pasiėmi, galbūt iš ten dasiduri. Tai tikrai. Tuo tikrai yra. O ar pats kada nors galvojai, kokių dar profesijų, nežinau, veiklų norėtum išbandyti be viso to ir taip nemažo krepšelio, ką jau yra tekę ir pabandyti, ir padirbėti, ir paveikti? Ar dar yra tokių, norėčiau galbūt, nežinau, išmokti su arfa groti, ar, nežinau, lėktuvo pilotuoti? Jo, gitarą dar pušėdėjai karts pasijom, bet jie neišmokstu. Ne, aš dar turiu pomėgį, iš tikrųjų dar mėgstu drožti kažko neišmedžiaus, bet tam vėl ir laiką kartas nebėjo, kad kažko dar užsiimti, tai tikrai, ta prasme, dar kažkaip negalvoju, kad čia jau viskas, tikrai dar kažkas atsiras, bet vėl, jeigu čia kažkaip tikslinga eisi prie kažko, turėtum biškai spontaniškai atsirasti, kažkam pagelbėja,
va, kažkom pavadova, gal tada ir užsikrėtė. Ai, nu gal aš dar ketvirtą pavadovau su to veitu. Čia kaip tas filmas buvo, ne, sakyk taip diena, ar kažkaip tai vadinosi, ne, vat, kas ateis, ne, pakvietimas, tai nesakyk ne, viską reikia gyvenime pabandyti. Jo, tai. O kelionės tema, ar šiaip jau ir pasaulio irgi ir matęs, ir keliauja, kokie kraštai dar traukia, kur norėtum nukeliauti? Tai ne, turbūt ten būtum lengviau, nu, begalis dar ir vietų, kur turbūt reikėtum aplankyti. Kad reikėtum aplankyti, aš nežinau, turbūt artimiausiai tom pat Suomijai, mes kažką pesnu, ta prasme, aš kažką galvoju, kad reikėtum gerą ten panaršyti, visai įdomu būtum. Nu ir šia pasiai visai įdomu, kad kažką ten pasibaščiau po Izraelį, po Palestiną, tai suprantu, kad ten dar būtum įdomu. Va, jeigu yra Inkaras užsibaigtam, va, ten būtų įdomu panardyti, pažiūrėti. Ten ir maisto požiūrį labai įdomi šalis būtum, nu, ta prasme, nes kelionės, nes kelionės kelionė turbūt irgi tau įdomi, kad tu tiesiog su kažkuo susipažįsti, kažkur nuėjai. Vieną kartą grįžti šiek tiek kitoks. Jo, kažkokį tai maistą užrandi, kur ten, nu, katras paskiau galbūt nuguls dalis bent jau to maistą į tavo lėkštis. O vėliau atsiras ir dar viena knyga, nes su visom kelionių istorijom. Jo, galbūt, nes, ta prasme, čia dalis apie kelionis, beje, čia ir buvau neįdėta, nes nusprendėm, kad per daug asmeniškas, ten tiesiog toks kaip kelionių keletą buvo ten tokių pasakojimų, kur tiesiog nedėjau, manau. Tai galbūt, kad kažkur įdėsim. O kaip klausiu apie Palongę ir ar jie turi viziją kažkokią ir kur norėtų užaugti, ar esi pats savo atsakęs į klausimą, kuo būsi, kai užaugsi? Ne, o čia rytas sunkiausias klausimas, kad visiškai nežinau, bet sąžininga, nežinau, iš tikrųjų, kai ten 18, ne, man buvo baisiausia, kai klausdavau mokyklo. O dar vaikų 5 metų klausė, ne? Jo, man mokyklo, kai lėpi rašyti, aš ten rašydavau visoks nesąmonės pastovė, kad tik tą nebeklausinėtom daugiau. O ką rašydavai? Tai irgi jie surašęs, turbūt. Jo, gaisrininkas, daktaras, ten, nu, tai prasme, irgi ten, kas šaudavo į galvą, ten prirašydavo. Tai jo, bet tikrai nežinau, kol noriu būti užaugęs, bet va, jeigu Palangoje atsidarys kino teatras, tai gal ir visai norėčiau vėl grįžti į mechaniką, nes pradėjau mechanikų, tai va, kino mechaniką, tai va, galėčiau ir pabaigti. Nu, aišku, ne dabar dar. Girdit? Tai kuo būsi, dar nežinai, o šiaip pat žmonės, nežinau, žiūrės interviu, klausysis, galbūt dar pasiskaitys apie tave ir knygą ir sakys, oh my god, kokia yra spalvinga šito žmogaus gyvenimo istorija, gal kiek chaotiška, gal ir aš taip norėčiau, bet kaip čia man iš tos komforto zonos išeiti. Ar tu turėtum palinkėjimą, nežinau, mūsų ar žiūrovui, ar kažkokiam tai žmogui, kuriam gal kirba, gal jau nebenoriu, išsisėmiau, nebežinau ką veikti, bet čia gal kaip ir kelias būtų, nesakyti ne gyvenime priimti iššūkius ir vis bandyti kažką tai naujo. Jo, tai jeigu kažkur šveitas, kažkoks linksmėsnis reikals, tai, nu, bent jau neapeiti, eiti pilną širdimi. Yra toks labai geras Jotaro Jasiljaniaus filmas. Pirmadienio rytas vadinas. Tai gal 20 metų senom filmas, Jotaro Jasiljani, Monday Morning. Tai irgi yra apie žmogų, katras tiesiog eina į gamyklą, dirba paprastą darbą ir veina dėjant tiesiog spjauna visko ir pasijėms kažkiek tai pinigų, išvažiuojant apžiūrėti Venecijas. Tai jeigu kažkas norite kažko pakeisti, pradėkit nuo to filmo, peržiūrėkit Jotaro Jasiljani Monday Morning, tai gali būti tiesiog... Įkvėpimas gal. Jo, čia gali būti įkvėpimas. Gal ne iki Venecijos, ne, bet gyvenime kažkokių pokyčių. Net jau iki Lietuvoje gal. O kalbant apie filmus, jeigu tavo gyvenimas būtų filmas, tai koks žanras būtų to filmo? Gal net ir kažkoks taip panašus filmas yra? Tai ir būtum turbūt komedijinė drama, nes jo viskas yra tarpas, kas kartas ir liūdna, kitą dieną ir linksma, o kas kartas būna linksma, kitą dieną ir liūdna. Tai šitas būtų variantas. Tai nežinau,
koks žanras tai toks, filmų va, jau vieną pasakiau ir, nežinau, ten dar Džarmušą galėčiau, Džimą Džarmušą porą filmų irgi parodyti, kur irgi kažkas chaosas kažkoks, ir liūdesys, ir džiaugsmas. Tai kažkas tai tokį turėtų būti. Jeigu muzika, tai turbūt džiazas labiau, ne? Jo, džiazas ir tarpas visiškai free džiazas, ten čia priklauso jau nuo tavo nuotaikas. Tai jo. Nu ir įvairi muzika, nu negalint būti irgi, nu, vien tik džiazas irgi gal nubodžia, nes tos muzikos tiek daug iš tikrųjų mūsų pasaulyje yra, nu, kad mes tik spėk klausyti. Jo, ir dar dirbtinis intelektas, prie kurio jau ir žmogaus nebereikia, ne? Jo, tas irgi dabar darbonas. Tai visiškai pabaigai, kur jūs rasti Palangoje ir kur jūs rasti internete, kur ateiti, kur pasisveikinti, kur pasekti, anuoju.lt ir... Tai jeigu Palango, tai mes esam ant prekybos keliaus tarp Mėmeliaus į Liepoją. Per Vedurį, Palango, Klaipėdos plents 62A. Turim patį didžiausią parkingą, galit pagirdyti savo žergus elektrą, kol čia pavalgysit, o šiaip, tu ką, įveskit Palangį Facebook'į, tą patį Palangį Instagram'į ir surasit mums. Tai kviečiam ne tik vasarą, bet ir visus metus užsukti, paragauti maisto pagaminto ir su meile, ir džiazuojant, ne, ir paskaityti knygą arba fiziškai popieriuje, arba anuoju.lt, ne, ir galbūt greitų metų galėsim ir išgirsti tų žemaitiškų istorijų. Tai ačiū Jums, ačiū tau. Tai geros dienos visiems, gerų dienų visiems.